Sveiki bičiuliai, jūsų ekranuose pirmoji 2024 krepšinio savaitės laida. Kviečiu žiūrėti. Paskutinėmis praėjusių metų dienomis Vilniaus Ryto sirgaliai sulaukė fantastiškų naujienų. Į sostinę sugrįžo praėjusio sezono komandos vedlys Markusas Fosteris su amerikiečiu. Pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos. Praėjusiu metu 2022-2023 sezone 28 puolėjas buvo Ryto vedliu Čempionų lygoje ir per 15 rungtynių jis vidutiniškai rinkdavo po beveik 21 tašką. Taip pat jis atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po beveik 4 rezultatyvius perdavimus. Praėjusį sezoną Ryte Markusas Fosteris surengė ne vieną įspūdingą pasirodymą, tačiau labiausiai įsiminę 34 taškai į Kauno Žalgirio krepšį pirmojoje amžinų varžovų akistatoje ir paskutinės sekundės metimas į Žalgirio krepšį ketvirtose BetSafe LKL finalo serijos rungtynėse. Jis leido Rytui išlyginti finalo serijos rezultatą. Fosterio su komanda dar nebuvo Utenoje, kai Rytas žaidė pirmasis Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynes. Būtent apie Karaliaus Mindaugo taurę dabar ir pakalbėkime. Pirmi 2 Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio susitikimai sužaisti paskutinėmis praėjusių metų dienomis, o dar 2 ketvirtfinaliai prasidėjo 2024 pirmosiomis dienomis. Pirmiausia, keliaujame į Uteną, kur vietos Uniklub Casino Juventus ilgą laiką priešinosi Vilniaus Rytui, tačiau labiau patyrę sostinės krepšininkai šventė pergalę 98-86. Taigi prieš atsakomąjį komandų mūšį Vilniuje Rytas įgijo net 12 taškų solidų atotrūkį. Ilgą laiką šiose rungtynėse pirmavę uteniškiai palūžo tik paskutinėmis rungtynių minutėmis, kuomet vilniečiai surengė atkarpą, po kurios Oliverio Kostičiaus auklėtiniai nuleido rankas. Rezultatyviausiai žaidė Markeris Normantas. Jis Ryto ekipą įmetė 20 taškų, 14 pridėjo Martynas Sekotas. Luko Lecko, Gyčio Radzevičiaus ir Justino Goromo sąskaitose po 12 taškų. Beje, įdomus faktas. Rytas 2023 gruodį laimėjo visas 7 žaistas rungtynes ir nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Įspūdingas rezultatas. Dabar keliaujame į Kėdainius. Čia Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio startą turėjo Wolves ekipa. Pastaroji gruodžio 27 Europos taurėje neatsilaikė prieš Stambulo Bešiktaš, o jau po 3 dienų laukė pirmasis KBT ketvirtfinalis su Kauno Žalgiriu. Šių rungtynių dieną krepšinio pasaulį sutrepino naujiena, kad Kazys Maksvytis palieka Žalgirio vyriausiojo trenerio postą, o jį keičia Andrea Trinchieri, strategas iš Italijos. Iki atvykstant jam, Žalgirio komandai vadovavo Tautvydas Sabonis, kuris komandai vadovavo pirmosiose KBT ketvirtfinalio rungtynėse, kurios vyko Kėdainiuose. Čia kauniečiai ketvirtfinalį su Wolves pradėjo užtikrintą pergalę rezultatu 95-76. Vilkai turėjo būti šių rungtynių šeimininkais, tačiau dėl Vilniaus Avia Solutions Group arenos užimtumo jų namais trumpam tapo Kėdainių arena. Ji buvo sausakimša. 22 taškus nugalėtojams pelnė Brady Verekas, 16 pridėjo Laurinas Birutis, 11 Edmundas Samneris, 10 Lukas Lekavičius. Sostinės ekipos gretose 17 taškų pelnė Trišanas Turmanas, o 14 Kristianas Mekovulo. Atsakomoji komandų akistata vyks sausio 21 Kaune. Per šias rungtynes būta ir emocijų. Wolves ekipos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra po ilgosios pertraukos sužaidus vos 2 minutės gavo 2 techninės pražangas ir buvo išvarytas iš Kėdainių arenos. Likusį šių rungtynių laiką Wolves ekipai vadovavo trenerio asistentas Nedas Pacevičius. Atkakliai ir dramatiškai prasidėjo ketvirtfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Sevenbet Lietkabelio. Po dramatiškos kovos pirmąjį komandų tarpusavio mūšį 2 taškais 91-89 laimėjo Klaipėdos komanda. Pergalę pastarąjį padovanojo Igno Sargiūno 2 taškės, o paskutinė panevėžiečio ataka buvo nesėkminga. Panevėžiečių neišgelbėjo net ir fantastiškai rungtynėse žaidęs Deividas Sirvydis, kuris pelnė net 34 taškus. Taigi klaipėdiečiai atsakomai ketvirtfinalio mačą Panevėžyje vežasi 2 taškų pranašumą. Neptūnas jį įgijo nepaisant to, kad šiose rungtynėse jau nebuvo Sterlingo Gibso. Amerikietis pirmųjų Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynių dieną netikėtai paskelbė apie savo profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. Geriausias Sterlingo Gibso rungtynės buvo būtent prieš Sevenbet Lietkabelį LKL čempionato starte, kuomet Gibsas pelnė net 26 taškus, o Neptūnas šventė pergalę prieš Sevenbet Lietkabelį. Apie paskutinio Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio startą tarp Šiaulių ir Jonavos klubų pašnekėsime netrukus, o dabar keliaujame į Vilniaus Avia Solutions Group areną. Čia sausio 3 dieną Vilniaus Rytas pradėjo FIBA Čempionų lygos įkrintamųjų seriją su Atėnų Peristeri. Deja, pirmajame mače vilniečiai nusileido varžovams ir atsidūrė ties bedugnės kraštu. Finalinė rungtynių sirena paskelbė Vasilijos Ponulio auklėtinių triumfą 110-92.
Serijoje iki 2 pergalių Rytas atsilieka 0-1. Antrosios serijos rungtynės sausio 10-ąją žaidžiamos Atėnuose, o jei prireiks trečiųjų rungtynių, jos bus žaidžiamos Vilniuje. Šiose rungtynėse įvyko Markuso Fosterio sugrįžimas į sostinės ekipą po etapo Kinijoje. Vilniuje jis praleido visą 2022-2023 sezoną. Šį kartą Fosteris buvo vienas rezultatyviausių pralaimėjusių komandoje. Jis pelnė 16 taškų. Na, o viena iš esminių Atėnų klubo pergalės priežasčių buvo neįtikėtinas tritaškių pataikymas. Peristeri dvikovoje pataikė net 17 tritaškių iš 25. Tai yra 68% taiklumas. Dvikovoje su Atėnų Peristeri Rytas pirmavo tik 17 sekundžių rungtynių pradžioje, o visą kitą laiką pirmavo Vasilios Paniulio Kariauna. Rytui 20 taškų pelnė kapitonas Margeris Normantas, o Justinas Goramas dvikovą baigė su 12 taškų ir 9 atkovotais kamuoliais. Įspūdingą pasirodymą varžovų gretose surengė Joe Raglandas. Jis pelnė net 25 taškus ir atliko 15 rezultatyvių pergalių. Paskutinė ketvirtfinalio pora kovas pradėjo sausio 4-ąją. Šiaulių ir Jonavos Sibet komandų dvikovoje stipresni buvo Arenos šeimininkai. Jie atsakomųjų mačą vežasi 3 taškų persvarą. Pirmųjų rungtynių galutinis rezultatas 80-77. Šiauliečiai šias rungtynes galėjo laimėti ir lengviau, tačiau paskutinėme kėlinyje praleido varžovų spurtą 0-14 ir taip leidosi bet komandai sumažinti atsilikimą. Eivatas Stankevičius šioje dvikovoje surengė rezultatyviausią karjeros pasirodymą Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Jis pelnė 26 taškus. 11 pridėjo LJ Torpas, o 10 Paulius Danusevičius. Svečių gretose 19 taškų pelnė Lukas Kreišmantas, o 14 Maikas Liuvisas. Atsakomųjų komandų akistata, po kurios paaiškės, kas žengs į finalo ketvirtą, sausio 20-ąją bus žaidžiama Jonavos sporto arenoje. Tai viskas, ką norėjome jums papasakoti pirmojoje šių metų laidoje. Atsisveikiname, iki kito karto.